Va, kur susidomėjo žmogus. Kauno rajonas, keliam rankas. Pasuojam rajoniečią. Kiek žinau, Panevėžys, keliam rankas. Audringė aplodismentai padeda. Sugužėjo Panevėžys. Mielosios, mėlėjai, brangus brangieji, brangiosios, šiandien yra ypatinga diena. Pirmiausia yra darbuotojų diena. Vadinasi, jeigu čia susirinko, tai labai gerai dirbote ir sprendėte. Antra proga yra 10 metų, kaip mes įstoję Europos Sąjungą. Rajonas! Vieno ilgai gaidys. Ne, Panevėžys kukuojau. Vyrai, per vėlai kiaušinis dažyti. Plonai balseliai. Na ir klaipėdiečiai kukuoja. Geras žmogus, špyga taukuota, įtakingas, autoritetingas, visiems labai gerai žinomas garbusis Vladas. Žodis. Kalbos aš jokios nesiruošiau, bet iš tiesų labai čia matyti. Labai smagu matyti klaipėdiečius, kad atvažiavo. Toks būrelis. Šiaip ne taip jau sako. Vienas taip sako. Vienas. Aš irgi klaipėdietis. Šaunuolį. Panevėžiu tokia, kiek čia gyvyra, bet tai vis tiek. Gali pasiploti savo kauniečiai ir Kauno rajonas už tai, kad susirinkom čia. Toks susirinkimas tikėtas, netikėtas, bet prasidėjo nuo to. Ir viena kalčiausių tai yra mūsų Dalytė, kuri mumis užkrėtė iš tikrųjų kvietė bebro valgyti. Pasakiau jo, ne tai, kad neskūpus. Tai labai norėjom, kad ir klaipėdiečiai paragautų, ir panevėžiečiai paragautų, ir mes visi. Gal ten ir tokiu būdu galima bus atvažiuoti vieni pas kitus, jau žymiai didesnis ratas. Gaila, nėra neniškių, su kuriais mes bendraujam gal šiek tiek artimiau. Ir pas juos dažniau būna, jie pas mus dažniau būna. Tai labai geras vedantysis visų švenčių. Todėl klausykim jo, bus daug atrakcijų, ne, kažkokių žaidimų. Žada būti, jo. Taip, kad visi draugiškai dalyvaujam, vedam, žaidžiant ir fotografuojam. Yra pora merginų paruoštų kažkuriuo metu. Bus metų. Fotografavimui vesimės po vieną, ne visais į miškelį ir šitą. Fotografuositės vyrai, jeigu vesitės į mišką, kiek fotografuoti, jeigu vesitės į mišką. Įsidėmėjot? Nereikia taip raudos. Nereikia, dar taip eita, ne? Ačiū, Vladai, supratau. Čia mūsų baisiai geros ir baisiai gražios. Čia, pradedam, pažiūrėsim, kuri komanda susiformuos pirma. Komanda čia, trečia komanda. Čia daug mūsų. Ir ketvirta komanda. Aš jau žinau, kas laimės. Padarote puokštę, prisistatymas. Mama, Supratot? kaip tavo kankorėžis? Kartu dar kartą. Nu ką, čiptomės visi? Atsišiepę? Ui, po! Klausom, tipo, ne? Gerai. Pienių vynas klebiniai, visada čirniai. Dar kartą. Jau visi klausom, visi. Pienių vynas klebiniai, esam visada čirniai. Tai mes jau skanduosim. Pasirepetau,
Geresnių nebesurasi, tu mylėtojų šunų. Tik išgėręs tai suprasi, bus ir linksma ir skanu. Esam visada pirmi. Pakartokit. Vienas, lydimi, esam visada pirmi. Paplam, šaunuoliai. Plokštės pavadinimas Fauna Flora. Nefotografuokit svetimų. O komandos? Komandos pavadinimas Trejas Devynerius. O čia šūkis. Geresnių netu. Geresnių netu. Gali, dabar prisistatyti. Ai, na. Prisistatėm. Geresnių nebesurasi, tu mylėtojų šunų. Tik išgėręs tai suprasi, bus ir linksma ir skanu. Gerai. Ir šūkis. Neišgėręs nesuprasi. Įdomi. Supratau. Kitų vyrų čia nėra. Matai? Rodotas šus. Ar chronometras paruoštas? Dainininkė. Aktorė. Politikė. Taip. Jo. Tai šita su kasa? Ne. Daugiau nei vienos nežino. Čia neapsiskaito. Na ir dabar ketvirtos komandos. Vyras. Lietuvis. Amerikonas. Mindė, pasuk galvą. Net nežinau, ką apie jį pasakyti. Aš čia mes net Ne politikas. Žmogus. 6 sekundės. Trečią vietą garbingą vietą, nerealiai užėmė nerealus. 2 sekundėm aplenkė. Antrąją vietą, nesakysiu kas, nes dabar skelbsiu, kas pirmąją vietą užėmė, žinosit automatiškai, kas užėmė antrąją vietą. Bet gal pasakom antrą vietą, gerai? Antrą vietą užėmė Pienių vynas. Ir pirmąją garbingą vietą užėmė Trejos Devynerios. Keliai. Už intymių vietų liesti negali. Karšta. Ar turi atsirinkti? Per mažas žandikis. Galiu paneimti. Jisai iš karto. Laikas eina, Petariu. Piniginę paimk po tą pačią. Nenervinkė O žiūrų. jūsų devizas koks buvo? Matai. Jauti malonumą. Čia aš. A jauti? Klydini, esam visada pirmi. Jau pavarė. Jau nepirė. Gaudam. Ora. Хватит места нам с тобой. То вам сідло
большое. Ковер, телевизор. Подарок сразу вручат, а может быть вручат. Все вместе. Новый поворот. И мотор ревет. Что он нам несет? Понял. Jisai tau ne pirštus, gal kažkas dabar kažkaip.